Pavyzdžiui, ką daryti su senais blynais, jeigu, tarkim, juos kepi vakar ir padėjai paskui atvėsusius į šaldytuvą. Tai aišku, faktiškai jau kitą dieną būna nebe tokie švieži ir skanūs, žinai. Tai aš ką sugalvojau. Reikia dešros, va tokios galima. Galima ir rūkytą, manau, kad jinai dar pagardintų netgi skonį. Tai dešros ir ką? Sūrio, ne? Nu tai imam dabar darbuojamės, ką daryt galima. Galima labai sutarkuoti juos, arba galima sūrį, tai turiu omeny sūrį sutarkuoti, o dešrą gabaliukais kokiais, arba plonom griežinėliais apdėti blynus. Galima ir plačiai, ir siaurai, ir gabaliukais. Bet birės, jeigu gabaliukai bus, bet jeigu sūrio uždėsi to daug pritarkuoto, tai manau, kad bus jau normaliai. Nu, bandom dabar, ką padarysiu, parodysiu. Va, dabar parodau pavyzdį, kaip ir va su tokia tarkelė. Žiūrėkit, va tokia. Tuoj parodysiu aiškiau. Va tokia smulkė. Tarkelė su kotu galima ir jeigu turit kitokią, tai kitokią galit. O galite ir rupiai, kaip burokinę tarką tarkuot, va. Žiūrėkit, ir dešrą sutarkavau, ir sūrį. Va tokį receptą darom ant tų pastovėjusių blynų. Jeigu jų neišmeti, tai ar nesuvalgai, taigi gali panaudoti ant senų. Tai va, dabar taip, vieną dalį sudėjau blynų, kiek telpa. O paskui dėsiu ant viršaus, kaip piramidė panašiai, arba šonais, kitus blynus. Dabar kol kas tiek, parodysiu paskui. Va, dabar padariau tokį. Matot, padariau kaip kokią pizzą iš blynų bulvinių. Bulviniai blynai buvo, aišku, su svogūnu ir tarka burokinę sutarkuoti, su miltai sumaišyti ir kepti taip aliejuje. Su aliejum dar sumaišiau biškį tešlą. Dėjau, galima, aišku, visokių kitokių daržovių dar dėti tenai, bet aš česnaką galima dėti, tai irgi labai gardina blynus. Tai va, aš dabar kol kas padariau, čia kaip sakau, sutarkau sūrį, smulkę tą tarkytę mažytę, smulkiausia, kur ten yra, ir dešrą taip pat. Tai šlapenka geriau, aišku, tarkuojasi, jeigu kokia rūkyta, tai sunkiai gali tam sutarkuoti, nebent burokinę galimėtų, arba supjaustyti gabaliukais plonais, ar griežinėliais, ar juostelėm kokiom. Irgi galima ir taip padaryti, ir va, žiūrėkit, kaip kokia pica, ir aš dabar ką padarysiu, į mikrobangę dėsiu, va, matot. Nes faktiškai keptuvė, tai tokį patiekalą nelabai kas gautųsi, labai sunku būtų. Gal ir įsilydytų, bet daugiau vargo būtų. Bet jeigu kas turit mikrobangės, nebent, žinai, keptuviai galima padaryti uždengtų dangčių, tai galbūt tada įsilydytų normaliai, ir blynai pašiltų, ir būtų toks kaip va, kugelis, toksai, nu, su dešra, kugelis ir sūriu. Tai va, būtų toks bulvinių blynų kugelis gaunasi toks va. Iš paprastų tų blynų pastovėjusių galima taip ir padaryti. Šedevrą. Nu dabar žiūrėsim paskui, kokie rezultatai bus gerai. Kol kas tiek. Va, matot, mano tas maistas kepa, sukasi mikrobangė išsišviesa. Galima matyti šiek tiek netgi, kaip jisai čia lydosi po biškį. Gal ir matosi, bet labai neaiškiai, nes uždengia grotelės tos, tai biškį nesimato. Gal čia specialiai tokios sukurtos, kad jos biškį tik šviesa matosi, bet parodysiu vėliau, tik iškeps. Va, kaip gavosi jisai. Aišku, daug aš sūrio nededu, bet jeigu norit, kad daugiau būtų sūrio, gali daugiau tarkuoti gabaliuką. To sūrio daug, ten per daug ir nereikia, iš akies kiek vat galit, kaip norit, ir pritarkuokit, jeigu nori daugiau, tai daugiau. Galima dar sluoksnį kokį dėti ir vėl kepti. Nu, čia, žinai, galima labai daug dėti. Bet nebūtina apkrauti per daug. Aš taip paprasčiausiai taip padariau. Man per daug nereikia, man užtenka tiek, kiek yra ir viskas. Aš pagal taip padariau. Tai vat skanaus. O su peiliu galima susipjaustyti, va. Trinkšt gabaliukais taip, va. Ir viskas kaip pica ir valgyti. Kaip pica, kaip kugelį, kaip bulvinių blynų pica. Galima ir taip pavadinti, galima tiesiog kugelį valgyti. Su sūriu ir šlapenka dešra. Bet šlapenka gal geriau tiktų, nežinau, bet galite rūkytą bandyti dešrą dėti.
Dar galima kokiais nors alyvuogėm apdėti ir valgyti. Čia skonio reikalas, kiekvienas kaip nori. Kažkas tai gali ir bandyti ir grietinę kažkokią, grietinė gal nelabai tiktų, bet va, pavyzdžiui, koks majonezas ar padažas, tai galima ir dėti, manau. Bet čia jūsų reikalas, ar česnakinį kokį padažą galit bandyti dėti. Ar tiesiog majonezą. Kaip nori, taip darykit, žinokit, pagal skonį patys įsibandykit, kaip jums patinka. Aš tik parodžiau pavyzdį, kaip čia tokį dalyką padaryti ir viskas. Skanaus, vienu žodžiu.